Znaczy, bo jak potrafisz sobie ustawić stanowiska niepełnosprawnych, może... Ale na przykład chodzi o wnoszenie platform do wody. Wiesz, jak zmienicie wrzątkie dno, to co na brzegu na przykład. No ale dobra, no ale jak nie sam to zrobić? No nie ma. Musisz zadzwonić po jakiegoś tego lokalnego matadora, wszędzie tańczy piweczki, myśli mówi tu w prawo, tam w lewo, tu sobie wydaj. Pasikeičiau telefoną kitą, na, palikau kraut. Pasimau kitą. Panašu, kad anglai čia sėdi. Čia anglai sėdi. Kaip ryšys Libra labai staiginėja. Geras staiginės. Jau čia anglai sėdė, va čia. Grananas. Čia lenkai sėdė. Gražu žiūrėti. Dėkui. Kavos sako. Stipru. Mano žinoma. Vakar anglai geriausiai gaudė. O, kuoja gražią. Gražią kuoją. Gražią kuoją šeimė.
Sveikas, Lubos masalas. Čia kol kas matau dabar Anglai traukia vis. Plakutis. Jo. Dėkui, Jėgai. Dėkui, Hebra, už palaikymą. Sakė, tų socialinių darbuotojų. Styvas Rengeris prieky. Kol kas rimčiausias. Daug čia tų rimtų privažiavę iš visų pasaulio. Iš visų pasaulio stipriausi sportininkai susirinkę, tai yra čia tų kietų žmonių, yra. Sveikas, Dainiukas, sveikas. Šius maišautų žvėjus, kurie čia gal Balgiečiais jie. Ja, tas pas, kur buvo atvažiavęs jie. Manau, kad gigai bus. Gaudo ne pirma diena. Sportininkai, jie matė tų upių netokių. Tai tikrai netokių matė. Tai... Gal, sakai, prisirinkę. Bet jie, žinau, kad nėra taip lengva. Aš manau, matėt Lietuvos čempą, kaip vyksta, taigi rodžiau ne kartą, tai patys daug sportininkų yra, tai patys suprantat, kad čia nėra taip paprasta to skirvyti. Čia jeigu atvažiavai ir galvoji, kad atvažiuosi ir bus taip lengva, tai ne, taip nėra. Pakankamai sunku čia. Faktas, kad renka informaciją. Visi, žinai, bando plius minus susirinkti kažką. Čia iš visų. Šėrykla, mažytė. Jaunuolis kažkur gaudo, kaip matau. Visai mažytė šėrykla.
pažymėta, čia nesitreniruoja niekas ar bus išmestas. Gal kas netvažiavo. Boks 20 eurų. Čia man trūksta 22 žvejų. Esu paskui pasimsiu dar anas telefonas, susikraus, pasimsiu trikojų, pastatysim pas anglus. Reikės pafilmuoti vis ilgiau pasižiūrėti. O bent kiek žinau, tai sakė, favoritai buvo geriausiai gaudė anglai. Geriausiai gaudė. Faktas giga, jo. Buvo reikalų, bet žvejų tribūna moka gaudyti jie. Dėl to, hebra, reikia kumštis laikyti, sakau, už Lietuvą. Manau, kad viskas bus gerai, tai hebra, kas galit, tai reikia pagalbos. Hebra, atvažiuokit, kas laiko turit. Atvažiuokit, padėsit, patreneriausit. Gavau dar gitarės, paprašymą gitarės, nes neparašė, trūksta trenerių. Bet paskaičiuoju žuvį. Tai susirandat Facebook'e Gintarį Makauskaitę, parašot ir suprantu, liūdna situacija, trūksta daug žmonių, nu įsivaizduokit, šitie komandų yra. Kam nesunku, kas laiko turi sudalyvauti tokiam renginį. Oficialiai sudalyvauti, prasme, ne šiaip kaip pasivaiščiut, pažiūrėti, bet nestabilus ryšys rodo. Nu čia dabar turėtų pradėti striginėti, bet čia buvo neblogos vietos, čia karšių buvo. Šituose vietose čia buvo karšių, įdomu, žiūrėsim, ką jie čia parodys. Norėjau toli. Ar pagauna, kas ir nepagauna. Labai paruoštus, mažiai tokiais atsarginiais padėtos. Tai gaudys smulkiai žuvį ir var. Sveikas, vakai. Laukiam tų karščių, laukiam. Čia jau turi būti šitą vietą. Bet kol kas, kiek matau, tai visi labai liūdi. Labai liūdi visi. Sistemos kokius paliktus ištrauktus. Kas pametys hebra? Pametys kas nors sistemą. Kanos sistemą. Su tokiais bubuliukai. Čia rodo, su kokias gaudo Lietuvai. Konteineriai, tualetai, viskas paruošta, tai priklauso.
nematau iš visų kas nors, kad čia trauktų. Dar anglai traukė žuvies, o čia kuo toliau, tuo liūdniau žiūriu. Čia prašysiu, nerašinėkit man dabar į paėmus. Labai liūdna situacija visi sėdi ramiai, nieks nesportuoja. Pavargę visi. Aš matau antiką, aš viską matau. Sakau, nerašy. Aš ir suprantu viską, ką matau. Eisiu, paskui pakeisiu telefoną. Užsikraus senas. Šitaip patamsiai jaučiam. Gero. Dėkui. Žiūrim, kaip tenais. Anglai tai tik tai gauna priekį. Yra, ne? Karšį turi? Nemačiau. Aš ką tik atvažiavau, žinai, greit praėjau. Ir plakiuką traukiu. Kaip suprantu, Liūdnauka, ne? Nu, biškė liūdna kol kas jo. Tai kad liūdna ir ant startų buvo, trumpo, žinai. Tai irgi ta visur praktiškai liūdna. Nu, už lietuvių tai pačiu ten stovėjo. Jo. Tai pristoja. Ten yra 16, pats pirmas. Jo. Tai turi karšį, man atrodo, gerą. Nespėjau pabandyti, ar karšis, ar karosas, nes, nu, didžiulis. Ir turi karosą, ir dar vieną leido. Man įdomu, čia tarpai iš mieste, čia netvažiavo komandų. Čia taip gavosi. Čia jau. Nes aš turėjau tik stebėti šitą. O yra 22 komandų.
aišku, ryšio nėra, teko pažiūrėti, parodyti. Tavo ryšys pastrigo. Paskui grįšiu atgal prie anglų ir biškį ilgiau pabūsim, pasižiūrėti. Atsinešti trikojį pastatyti, galėsit pastebėti, ar ryšys geras bus. Šiaip pasitaisim tavo ryšys. Na, kuo toliau tai į tą mišką. Sveikas jūs tai. Nedirbi? Sveikas, Engi. Sakyk, Vytikas prisijungi. David, jo. Faktas, kad vietinė, kad informacijos yra daugiau turbūt negu reikia, jaus yra. Labai užė stipriai vėjas, aš galiu bandyti įjungti mikrofoną išorinį, jeigu labai stipriai užė. Jo, dabar viską gyventi, dabar parašykit, ar garsas yra ar nėra garso. Ar vėjas dingo ar nedingo. Kas girdi. Įjungiau išorinį mikrofoną. Turėtų būti biškį geriau. Jau, Dovydai. Jau, Modės, aš nieko nepadarysiu, šitoj trečioje jinai lagina labai stipriai, tai, bus kaip bus. Italai. Sakė, vienas kraštinis, sakė, neblogai gaudo, turi karosą didelį, dar gal ir karšį turi. Bandysim kažkaip pasižiūrėti. Šiaip kol kas tai liūdna, labai liūdna situacija. Ar čia žuvis ta tokia nenori ima labai, ar tiesiog čia tie orai savo padarė. Bet sakydamai sunkiai. Kažkaip atrodo net sėdi visi liūdni tokie pavargę čia po tų orų tokių.
be jokių užsidegimų, be nieko. Šiaip niekur neskuba. Dovydo nėra, matai, žuvies nėra, sunku su ta žuvim, žinai, tai o ką nereik. Tai faktas. Faktas. Ir žinai, reikia atsirinkti, nu, tai aš manau, sportininkų, kas iš Lietuvos yra čia dabar pas mane live, tai žinau, kad, nu, nėra čia taip paprasta. Dėkui, Dovydai. Tai nėra taip paprasta atsirinkti tą skirvytį. Atrodo, per treniruotis viską žinai, o ten į varžybas ir pasirodo, kad nieko nežinai. Turi būti viskas, Lauryna, gerai. Turi būti gerai. Laikom kumščius už Lietuvą. O ten traukė, ką ištraukė. Nematau, kas. Karšį. Karšį ištraukė. Karšį, bet jau nespėsiu prieiti. O, čia kuojytė. Jo, maldos, tai aš to iš tikrųjų iš dalies ir norėčiau to, žinai. Kad kuo daugiau būtų to žuvies, kad būtų smagiau ir jums žiūrėti, ir tiems sportininkam gaudyti. Žinai, kad jie pamatytų tą mūsų skirvytę. Kad pamatytų. Tai hebra, kas galit, tai atvarykit, kas galit gyvai pažiūrėti. O gal yra, kas galit pateisėjų labai stipriai trūksta, tai reiktų pasėdėt, paskaičiuoti žuvytę, kėdė bus pietus, žodžio. Čia žilvinai biški geresnės, va šičia atėjau iš tą galą, čia mačiau karšį išėmė, dar sakė, kraštinis turi karosą gerą, dar, man atrodo, kažką, nu, pagauna čia. Ir visai neseniai išėmė karšį. Sakai, Davidai, gali varyti namo, ne? Iš kurių žinot, kad aš negaudau, ten mano meškeris užmestus. Matėte, kur buvo tuščia platforma. Užsimetai, pafilmuoju, paskui pagaudau. Dėkui man, čia dėkui tas dalinai. O, kaip tu. Man kol kas raudau gerai, bet jo, nu čia kuo į galą, kuo toliau, nu čia tuo ryšys prastėja. Ir nieko aš čia nepadarys. Grįšim į anglų tada. Pasimsiu dar kitą telefoną, žodžiu. tą pabūsim ilgiau, biškį pažiūrės. Bet ten kaip atėjau, tai bent anglai mačiau, kad jie kažkaip aktyviai labai gaudo. Jo, aš signalizatorius susidėjęs, skambaliukus, ne signalizatorius, bet skambaliukus susidėjęs, pradeda skambėti, greit nubėgu ir ištraukiu. Šis rodo denglo. Jo, galėjau, bet nu yra kaip yra ir dabar sakau, kas galit, nu, tai reikia padėti, žinai. Aš tuos, žinai, tokius uždėjęs skambalus, tuos varinius, žinai, kur vėgėliam naudojau. Turėtumėm girdėti, kaip pradės skambėti. Įsivaizduoju, kad jeigu bus kliovas, tai metu aš tą telefoną į šoną ir bėgu traukti. Į žaulės. Šitą sakė, gerai gaudo. Bent turi tris stambias žuvis.
kraštinis sėdė. Tai štai vietoje žinau, kad karosą išeidavo, tai sakė, karosą turi pagavęs tikrai. Tai dar 2 žuvis neaišku kokias, bet. Kiek matau, tai labai čia nedaug šitos. Labai matyte karmuškutė užmeta. Kokia 45 metrus, tai tokia 40 metrų. Jo skirvytį jam. Na, tik užmėt ir sėdė. Ir sėdė. Ką mes čia turime įdomu? Nežinau, neįsivaizduoju, neparašyta nieko. Ir turi panašu, kad karosą. Jo, žinau, kad čia šitoje vietoje karosų išeidavo. Kad karosai čia gerai kibo. Skirvytė. Tai čia vienintelis, kiek suprantu, iš viso krantinės siautė iš visos krantinės, žodžiu, daugiausiai traukia. Bet matė prisakė, kad, su Ramūnu šnekėjo. Kažkaip, žinai, čia nežinau, kas čia rūpinasi. Aš hebra kiek galėjau iš savo pusės padariau. Mažytė šėryklėlė, ant kablių mateliukas, atstumas apie 50-45 metrai, pavadėlis gal metrų, mateliukas. Dėjau chlebrytę, kas tapina. Bet nesistengit per daug, žinau, kad daugelis dirbot, klausot, žiūrit, ta prasme, tai nereiktų tapukų, svarbu žiūrint, ateinat. Atsijungė išorinis mikrofonas, vadinasi, jo. Tada darysim kitaip, jo, pakrovimą pajungiau ir atsijungiau. Ai, stringa. Ai, supratau. Tai tada aš perėnu, gal einam pas anglus pasižiūrėsim, jeigu stringa. Nestringa rašo. Eisim tada vieną galą pasižiūrėti. Galvoju, kad mikrofonas atsijungia, žinai, pajungiau pakrovimą su laidu.
kablių 5-4 mateliukai. Ir gaudau. Neaišku, kas užrašų, nieko nėra užrašo, tai pasiparapam. Bet va nieko be jokių paslapčių, nieko neslėpia per daug. Viskas atvira. Ukrainiečiai pasimokino. Tai dabar jie viską pasislėpė. Lakutis nedidelis. Ateina. Vieną galą pasižiūrėsim. Tai jau mūsiškai, kaip sakyt, atidirbinėja taktikas dar, žinai, kaip pasakyti, net per daug tų žuvies negaudo, šlifuoja viską tikrinasi. Bet aš buvau pas nuo startus, kad tik netoli mūsiškių, tai mačiau, žiūrėjau, kai buvo startas, tai nelabai ten jie ir stengiasi turbūt tą žuvį gaut, nesakau. Dabar netapė, nereikia tą pakūbą. Aš vis tiek paskui nueisiu pas anglus, gal perjungsiu tiesiog ant kitų telefonų transliaciją padarysiu. Čia kažkaip štai žmonės biškė. O jie ir geriau gaudo, čia žiūriu. Ir atstumai plius minus jau įsiaiškinti. Boksas tuščias eina. Ir atstumai plius minus išaiškinti. Jo, boksas tuščias. Ne, kaip yra, sakė, 22 atrodo komandus, 23. Tai o boksai 25 jie. Šalta. Biškį vėsoka, bet aš taip turauku apsirengęs, tai Elė poch. Kaip sakau, matai. Jiem biškį šalčiau. Jo, vasara kosminė. Tiesiog kosminė. Reikės, kaip vasarą nabėtis. Tik šalta.
Vėliau tų pačių po 10 prikabinę. Palapinę pasistatė, chebra. Nuo Lietuvo. Viskas gerai Lietuvom. Tai treniruojasi. Viskas labai gerai. Jo treniruotės, Aivar, treniruotės. Pasaulio čempionatas, šeštadienį, sekmadienį. Mr. Jansson sitter här och drar lunch. Eller i alla fall mack. Sitter den på nu eller? Den klev av sig. Taip, Artūrė, auto ant kelių, taip, neprisikabysi. Det är inte så lätt att få in dem alltid. Neprisikabysi. Vėjukas toks pradeda kilt, kažkaip antroj tenai tai yra krantiniai tokio užstoja. Kalnas didesnis jau čia. Čia vėjukas toks nelabai smagu. Realiai vietos yra, tai galiu sėsti ir aš čia pažiūrėjau. Kas mano platforma užėmė? Mano kažkokių platforma, tai čia buvo. Kur aš čia palikau, blecha? Kažkur palikau. Tai dabar pasimečiau. Atrodo, telį reikia toliau kažkur turi būti iš čia. Dėkui, sėkas. Sveiki, čia Vytautas Valsingi. Dėkui, ačiū. Draugas. Atėjau auginti gryną ekarą, čia kaip aš, ne? Žvengelis. Panašu, kad turim gal karšį gerą. Nutrūko, bet gerą turėjau. Kriugerį. Jo, ne. Tai bus anglai. Kas tas kriugeris? Aivar? Čia irgi ranka ant lyderio. Anglas, kriugeris. O toks vardas yra. Čia vokiečiai, pirmąją gal sakiau, anoje krantiniai vokiečiai, bet dabar jau matau, kad čia tie patys, kur buvo atvažiavę kažkada į Lietuvą, treniruotę darėsi.
Bet prieš Lietuvos čempą. Per Lietuvą irgi dabar atvažiavau, galvoju, vėl lyja, nahu, gal ir tie orai tokie Lietuvoje. Didžiausia, kaip skau žvaigždė. Kol kas anglai jie traukia vojytę, plakiuką. Kablių matau pas Steve'ą Ringerį, mateliukas. Jo, čia remt. Čia šiandien remt. Eis pasimt. Trikojai kokį. Čia rankų nelaikysiu, aš jūsų. Bet atrodo ryšio nėra. Gal atsirado ryšį. Supratau, karoči, supratau. Aš galvoju, apie ką tu čia šneki. Nestringa, tai gerai, nestringa. Niekada telefoną nestas man geriau pakrauti. Ko tu pyksi? Nori picos, Laurinas? Ne, nenori. Atsiveręs. Blet, ko tu čia pyksti, tai nori. Tik upera. Spaudimas. Aina kudžiaibarai, neina. Imi ir žvejoji, ta prasme, Nėra blogo oro, tik tai yra bloga paranga, žinai. Bet kol kas anglai dirba, sportuoja, ant tempo varo karačia. Taip kažkaip matosi, atrodo, kaip, dirbantys, ta prasme, taip pas juos sektorius tūks ar ne, bet kiti sėdė kažkaip ant išlaukimo. O jo, vakar oras geras buvo. Tai vari, matė, kaip aš vėgėlės gaudžiu, atsimeni, koks oras buvo. Bet ten tai buvo oras baisus, karačia. Kai net į lauką buvo išėjus nematyti praktiškai nieko, tai tada jo. Nelabai, Emilija, ne. Gal nežinau, sakyčiau. Žuvies nėra, ten va kraštinis, kur buvau nuėjęs. Italas, man atrodo, jo. Ar kas ten, tai tada traukė. Jo. Aš jie suprantu vandan, žiūrėk. Ir ištraukė žuvytę. Vos net laidos, tik tai net nepadeda. Foto su renginiu. Aš irgi galvoju, ką reiktų pasidaryti. Nesu dar nei vienos nuotraukos, neturiu su jokių sportininkų. Tai reiktų man rengerių paprašyti, kad metodų mane išmokytų gaudyti karačia. Visi susigalvoja, tu čia nesąmonė kažkokia, kur ne žuvies normaliai pagaudant jos.
Presto, Ir kaip nuleidinėjai tau. quinta ora. Quinta ora, yes. Prima solo piccoli, Yes, piccolino. molti persici, così, Oh, persici. yes. Короче, нusukau. Panašu, kad žemė vėl žuvį traukia. Jo, va taip vaikučiai. Žiūrovų bando žiūrėti. Kokį masalą deda. Ar stalą ten. Tai lyg vieną pusę gal žiūri. Į garnį žiūri, o ne pusę garnys vaikšto. Jo, Emilija, jo, ta prasme, dabar kiek perėjau per visą grandinę, tai atrodo net va, jie tokie, kaip pasakyti, užsivedė, žinai. Užsivedė, aš pažiūrėkit, kas duo. Užsivedė, jie rankos paruoštus, kada čia va dirba, o pas kitus nueini kažkaip liūdnai, kada čia sėdė tokį ant išlaukimų. Ant išlaukimų sėdė, žinai. Jo, faktas, kad renam. Kaip jie varo. Reikia man dar telefoną atsinešti, nes biškai geriau pritraukti su šituo, tai čia. Su šituo tai čia labai prastai bus. Ne visi, tai šiandien, kiek mačiau, kiti labai liūdnai sėdė, ta prasme, tai sėdė, žinai, labai liūdnai, taip nusiteikę, atrodo toks, kaip pavargę būtų, Šito įdomu takas. Panašu, kad vėl traukia, žai. Taip. Ima kairėpliam, karačiu. Ima kairėpliam, vaikučiai. Iš kitos pusės dar pažiūrėsimės. Labai įdomi. Ne, pingeris senai sėdė. Kraštinis pingeris iš kitos pusės. Kol kas va šitas vaikinukas daugiausiai traukia čia. Kiek matau. Net valaikų net nededa ant armų lyderio, laiko ore. Šlėtų nuleidinėja, biškai paduoda. Toks vaizdas, kaip būtų, kaip ant laidos, kaip bandytų gaudyti, žinai. Man čia tai negražu taip šnekėti, bet pritariu. Pirmą ištraukė be žuvies, šiaip keista, bet prieš tai varė gražiai labai. O, dabar antras tą patį daro taktikai. Padėjau ant armų, bet laikė rankus, išlėtų, bando nuleidinėti.
Pyksta kažko. Pyksta, čia mano stabilizatorius. Ko tu dabar pyksti čia? Prie Styvo Ringerio tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gal kokie žmonės stovi. Bet nematau, kad trauktų jisai. Nematau, kad trauktų. O šitas. Pasivaikščiosim biškį. Tai faktas, renka. Stebi, renka informaciją, visi renkasi čia už nugaros. Ukrainiečių vaikinukas sėdi tas, kur sužėvęs jaunuolis. Lenkų žvejai. Žiūrėsim, čia prie to krūmų gaudo. Nežinau, Mariuk, sunku pasakyti, dėl to, kad aš ant pačios pradžios buvau. Tai tik mačiau, kad po startų pirmas bernutą pagavo, absoliučiai žuvį, kur visi kiti rūkiai, ta prasme, tai pas pirmas plakį pagavo. Jo, vadinasi, sutiksim. Lenkai. Stringu. Kas čia gali būti tam gale, kas strikčiau. Čia man atrodo, ryšys būdavo neblogas. Būdavo ryšys neblogas. Kartais. Tai kad kartais stringu, tai čia nieko nepadarysiu, kitaip jau nebus. Trečia krantinė. Tai čia su tų ryšių visą laiką buvo problemų, dar gerai, kad taip tik tai eina normaliai parodyti, žinai. Bet atsimenu, pernai, užpernai, tai iš viso būdavo tragedija. Bet kas įdomu, kad nematau to. Ne, Modestai, ne. Prie ko tie rusai? Įsivaizduot, kad atvarys rusai ir maišys? Nemanau, kad tiem rusams svarbu čia. O kažkaip įdomi ta strategija jų. Matau, šėryklų didelių turi pasikabinę, bet kad gaudytų su dideliam šėryklom, tai ačiū lygiai. Tai ne, Modestai, ne. Jau gaudo anglai, dabar jau gaudo. Jie vakar gaudė anglai gerai. Šiandien dabar, kai buvau nuėjęs, tai kažkaip matosi, kad ten profai hebra sėdi, ten profai. Ten sėdi profai. Pyksta stabilizatorius ant manęs. Ašulai gali būti, jo. Gali būti. Pasakau, pas daug, kad žiūrėjau mažytės, labai mažytės šėryklos. Labai mažytės šėryklos. Bet jie kala gražės. Eisiu dar, biški šitas telefonas susikraus. Atsipažiūrėt, kiekvienas pasikrovęs.
pastatyti ir kojų prie anglų, šį pažiūrėti ilgiau. Ta taktika labai įdomi buvo. Lygius šalia jų varžybose, o tai stipru turėjo būti, ne? Tai turėjo būti stipru. Man kas vaskau, kas keista, va dabar kiek perėjo per visą krantinę, ne? Tai, visi taip ramiai, sėdi, jie užmeta laiks nuo laiko, persimeta, jau treniruoti kunigaikštį. Ir kažkaip, nedirba, anglai užsivedę, duoda jie ten, žodžiu. Ant tempo eina. Čia dabar, kaip matot, Lenkas sėdi. Būt gerai, kad neišpirktų, žinai, būt gerai. Būt gerai, kad neišpirktų, labai būt gerai. Patys suprantat, kad gali paskui problemų būti vietoje. Manau, top 2 komandą galiu atspėti. Sakai? Tai nebent, žinai. Iš LT sportininkų. Aš manau, jo, žinau, keli gėlą. Aš manau, kad jo, žinau, dėl to, kad, kaip pasakyti, ne tik anglam pasakojau, bet pasakojau tiek mačiau ir ukrainiečiam informaciją, tai aš tik tai mačiau, ta prasme, iš šonų. Tai manau, kad yra kas perdavė, tai pilnai tikiu. Aš atsimenu, man asmeniškai, mane stebi kitos šalys irgi, tai rašė į privatą ten, kokius feederius susiveš žodžio, kokias rovė, kaip kas. Tai manau, kad kol tu čia pyksti. Drenanin inventoriaus galėjau parsiduoti. Nemanau, kad Ryčka tai padarytų, žinai. Aš labiau linkęs į tuos paprastus, žinai. O kiek žinau, man atrodo, Drenano Pišonas atstovas Lietuvoje. Tai tas Ryčka visai neįtem. Tai kad Aivarai, ką vietiniai gali pasakyti už pinigus, ta prasme vietinis. Aišku, yra čia tų gaudančių Varamūnas, dar kiti yra gaudančių, bet nelabai čia jau yra tų sportininkų, žinai. Nelabai čia jau yra. Oi, Roli, nepradėkim, kebra, čia tokių, jau čia tada išlankstymas gaunasi, žinai. Tada jau gaunasi išlankstymas, žinai. Tas Ryčka, jisai, kaip pasakyti, nemanau. Dėkui, kunigaikštis, tau didelis ir palaikymas. Dėkui, didelis einam, da pas Styvą pažiūrėsim pas tą. Kaip pasakyti, aš jau daugiau greitų laikų turbūt iš arti nepamatysiu, tai... Šitas jau padėjo, įdėrė ant armo. Įdomu. Bet kavo. Šiai įdomiai sėdė kraštinis. Sako, caukurva, sako. Jo, šitas gaudo stabiliai. Jo, sakė, lygiau, jo. Ir padėjo kunigaikštį. Ja, čia gražu pažiūrėti. Labai gražu pažiūrėti šitus anglus.
When the last few fish come on massive boo-boo. Traukia pas smulkę žuvytę, visi traukia. Plakutį. Somebody's fell in next to me. Plakutį traukia. Sat down for life, boy. Tarp kitko, hebrytė, kas naujai atėjo, naujų žmonių, jeigu yra kas nepasekė, pasekit, tai matysit tą pasaulio čempionatą, nereikės paskui, kaip sakau, blaškytis ieškot. Lietuvo tu čia pyksta, manęs nesuprantu. Kažkaip įtempimas gaunasi. Somebody's fell in third peg in the box. Not shame to admit it. Pyksta jis ant manęs stabilizatorius. Pyksta visiškai. Jo, Artūrai, gausit. Michaelui galit padėkot. Tiesiog pasirūpinau, kad būtų ta transliacija, bet sako, sarmata, kada suvažiavęs tiek šalių, sako, nėra kam parodyti žodžio. Tai. Nu ką, visi daužo čia. Dėkui, Robert. Visi čia daužo tą smulkę žuvį, karočią. Būtų įdomu pažiūrėti, kaip karšiai pradėtų lupti, ne? Būtų labai įdomu. Iš kur čia tas 5G ryšys nestringa? Rodo 5G ryšys prisijungia. Karšiau ne. Mačiau tik tai karosus vienas daužo. I've named it the Battenberg. Sveikas, You Vytautas. know what I mean? Right. Hey up! Hey up! Broken rod in the English box. Broken rod. Ah! Fucking Preston shit. Girdit, ką šneka? Guru. Lūžo meškerė. Fisher. Lūžo meškerė. Arba išsimovė, ko gero išsimovė. Ne, lūžo. Prie pat žiedų. Andy, I'm embarrassed to Juokiasi sit here visi. with these. Visi juokiasi. Iš kolegos nelaimės negražu. Well done, Will. Jo. Negražu. Net laikė drenanas. Tempų net laikė. Well done, Andy. Yeah. Well, no, it's just for that. I've not got this. Hey, on the Battenberg again. Telling you. No, Bet jie turi feederių. quad. Jo. Tik su tais kuolais kažkaip visi šimkau gaudo praktiškai. That's the last colour. Nelabai kas ima daugiau negu drenaną. Put on. Yeah, no, before you, there you are. That's what I mean. That's the outside of the Battenberg. Nu, o prieš tu ten visėlis. Visi iš pokoju bando daužyti karosiukas. Somebody said surely there's never going to be any broken rods in the English box. Jo, Laurinai, jo. Galva, neužmačiau, nes jisai Wait, is that one what's his name? No. You bought that off fucking... You have to pay for them rods.
What's his name? Steve Welford. Who? Leo. Dėkui, Rali. Dėkui, Rali, už palaikymą. Man atrodo, kad Laurinas atėjęs, o Laurinas ką čia turi. Stripėjų K2, manau, kad bus gal kita gal susikūrė. Dėkui, Laktai, pasibaigti Mindaugai. Čia žinai, kaip būdavo anksčiau rusų laikais, tas tokie milteliai bonką susipilė. Jau nelipkit žmogų ant žaizdos, labai skaudėna. Jupitas, jo, Modestas, jo. Jupim būdavo, jo. Jupi, tai va tą susipylė. Tai va, atvarykit, jebra, tarp kitko, jo, kas galit, ieškau Lietuva ieškau žodžio teisėjų, kas galėtų paskaičiuoti žuvytę. Gausit kėdutę pasėdėt, žodžio, tai kas galit, susirandat Facebook'e Gintarė Makauskaitė, žodžio ir parašau. Dzūkai atvažiuoja savaitgalį. Padėt atvažiuojat ar pažiūrėt jaunę, sveikas. Mačiau karčių pridaužė, ne? Šaunuolė, vyrai, šaunuolė. Aivari, tu supranti, kad yra 23 šalys ir reikia vien tik tai 23 žmonių, 23 žmonių, kurie galėtų sėdėti. Nu, tai aišku, mažiau reikės dėl to, kad 22, supratau. Va, va, šaunuolė. Austrų nėra, supratau. Kažkas dabar visai neseniai rašė, kad įkėlė jau, sakė, yra. Tai PM5 gal nereikia, sakė, dėl to, kad tipo vienas skaičiuos 2 sportininkų, ne? Ir kas sąraše, gal galit pavardyti, kas yra. Bet aš manau, kad jie žinomi. 7-5 skaičiuotojų. 110 sportinių, tiesa, nu jo. Na, sorry, kad ne matematikas iš manęs. Aiktų savo. Tai daug. Kol kas nieko, kol kas anglai šušarą traukia. O daugiau čia nieko nėra. Ten gale pačiam Ramūnai ten tą karosus traukia, žinai. Ten, kur tu sakė, toj vietoj, žinai. Rybakos, Motyvūnas, Lapinskas, Mazurkevičius. Karšelių nemačiau. Nemačiau karšelių. O arbatėlę atneša šiltą. Pristyvų, žiūrėkit, prisirinkau 3 padėjėjai. Karočiais tik tai dirbau, čia 3 padeda. Jo, tavo vietoj, ten, kur tu sakė. Tai ten karosus, man atrodo, kad 2-3 jau turi. Žodžiu. Elvinai kol kas nieko. Variantas, vainikas, variantas.
Jo. Ai, tegu susimeta 5 sakai. Jis su viena nelabai spėja. Su 5 būt vaizdų. Tai va, bet vėl planuojant ten ant savaitgalių, šeštadienių, sekmadienių vėl orai keisis, žodžio, tai galimai išės tas karštis. Ir aš manau, kad jau yra, bet ne visi tą karšį gaudo. Stop winding, I'm going to whack you on the back of the head with that weed cutter. I'm going to whack you on the back of the head. There you go. Nors su 4 ir tom 2 nespėjau. Nu, su 4 jeigu gaudai, tai jo, tai tada rimta. Aš su 2 nespėjau gaudyti, būna jau pinasi. Kaip pasakyt, pradės žvejot, tai 10 valandą, kaip visą laiką. Bet 8 valandą startas, leidžia įeiti į sektorius, ar pasiruošimas, viskas. Tai aš planuoju ten 10 gal pradėsiu, anksčiau gal čiučiut. Labas, Imutilamas. Ačiū. Bet aš dar planuoju gal, kol gero, kad atvažiuosiu, gal rytoj poryt. Manau, kad aš imsiu laisvas, pjaunu į viską ir pabūsiu aš iki sekmadienį, parečiu. Yra palapinė didelį pastatyta, atsivežu, sveikas manimai, atsivežu gultą, karečią, guliu ir gyvenu, kas matė vadžiuot. Tai tarp kitko kažkas buvo ant tos palapinės parašyta, reikia paskaityti, kas ten parašyta, ne. Kažkaip biškį atprimo tas smulkią žuvį traukčiai, apsiraminu. Kas lietuviai? Kosmosas lietuviai. Kas daugiau buvo? Tik lietuviai. Pirmi lietuviai, antri kokie anglai. O treti dar neaišku. Bet kol kas tai plius minus visi čia pakankamai silpnai gaudo, reiktų važiuoti į antrą karantinę pasižiūrėti. Vainiukas sunkiai, žinok. Nežinau, ar jie negaudo, aišku, daug treniruočių, viskas įdėta gal, bet nežinau, sunkiai. Pakankamai yra tų stiprių šalių. Bent kiek žiūrėjau jų treniruotės, tai labai sunku buvo. Ai, sakai, gal specialiai negaudo. Galimas variantas. Estai gaudo, mačiau smulkią žuvytį, praėjau pro Estus, bet Estai irgi atvažiavę buvo anksčiau, ta prasme, tai čia tų stiprių yra, tai čia visi stiprūs suvažiavę. Visi stiprūs suvažiavę. Nematas įdomus labai va. Ai, padėjo gal įdėjai. Aš galvoju, sakau, gal reiktų važiuoti į antrą, nepasižiūrėti. Kaip sakot, čia pažiūrėjom, anglus parodžiau. Ką dabar turim 1:30. Tada 2,5 valandos.
Banto pati pradžia buvo sunki, labai jau dabar įdomu, kaip būtų galima nuvažiuoti. I feel like a 4 or 5 minutes. Kaip sakot, važiuojam, chebra, nevažiuojam? Rašykit komentarus, kas galit. Tai jo, visur ta pati tik tai. Tik visus norisi pažiūrėti, žinai. Na, aišku, dabar kaip čia, tai kol kas anglai geriausiai lupa. Karosas kaip su žuvim? Karosus traukia, geriausiai tai, ką mačiau, didžiausia žuvį, tai karosai, kad ištraukia. Bet ten pačiam gale. Tai buvo, bet matyt padarė keitimą kažkas man asmeniškai su kaziukus rašiausi, tai kaip aš pasidariau tą video, rašiau, sakau, gal turi kokią nuotrauką su taure, aš jau neradau niekur. Tai man kaziukas rašė, kad sakė, jau nepaėmė, tai kaip ten yra iš tikrųjų, nežinau, aš ten per daug nesigilinau. Stengiausi įkelt tą, ką žinojau, tai... Gerai, viskas, važiuojam, kebrytą atsijungia, aš tada... Jo, žinau, vainu, kad renka treneriai, žinau. Atsijungia, pervažiuoju, ten pajungs.